vakar turėjau pasikeisti kajutę. Čia žiūrėk, kitiem parodysiu. Dieną turim antradienį, tokį vaizdą pro langą. Gaila, kad vakar nepasėmiau kameras, nefilmavau. Čia yra visiškai naus keltas, nu kaip visiškai naus, 2 metai keltai, 2021 pastatyts. Tai skirias nuo visų, su kuriais teko plaukti DFDS. Šiaip ir restoranas, ir kavinė, ir vairuotojam atskirai. Čia 10 aukšte, vairuotojam atskirai yra restoranas padaryts. Su bariuku, su viskom ir biškį ilgiau dirbu. Tai ir baldai, nu aišku, naus keltas yra nepasenęs. Tai va, nieko mums liko dar kažkaip 2 valandžikės ir būsim vietai. Ir varysim iki vietos, kad rytoj pasikrauti. Ir įtariu, kad yra stoka arba Danija, dar tiksliai nežinau. Tai va, tokia va kajutė biškį skiriasi, man atrodo, nuo anos. Davai uždėkim šviesą, ne? Visas šviesą išjungęs. Tai va, įėjus pro duris, toks vaizdas, pakaba. Čia va kėdė, atsisės prie stalo, rozetę, sėdėjau čia video montavau 5 valandą ryto, nes vakar neprisijungiau prie kitų, kurie šiandien visi drebančiam ranko vaikšto, o aš... Va, tai va, čia, va, kaip matot, antra lova. Bet jinai yra užversta, čia va spinta, čia reguliuotis, šalta, kondiškė, nu ką, vonė tokia. Tokius, kai dirbau Anglijoje vienoje firmoje, tai čia yra iš daug dalių sujungtas, jis net nesimato sujungimo, jau gerai žiūrėsi, niekur nesimato. Kriauklė yra įleista, irgi iš to pačio padaryta, kaip matau. Tai va, turiu negi sertifikatą tokiam gaminti. Kažką darbo, dušiuks, kaip sakant. Viskas yra nauja, gražu ir taip toliau. Tiesa, vakar turėjau pasikeisti kajutę, nes su šitą liniją plaukiant yra loterija su kuo būsi kajutėj. O aš vakar 12 nakties ėjau pasikeisti kajutės, nes aišku reikėjo dasimokėti. Galėjau iškart pasikeisti, bet galvoju, ką žinau, yra buvę normalūs, su normaliais tikrai esu kėlęsis, ta prasme ir taip toliau. Bet kai žmogus smirda česnakais ir svogūnais ir prakaitų ir kojas numestas kračio kojinas tau vos nepalei pat nosį. Sorry. Prašiau, kad pakeistų, pakeisti negali, nu tai sakau, radau, kad sakau, vienam pačiam pilną kajutę. Ir... Tai va, šiaip kainuo 80 eurų, aš sumokėjau 40, bet įsidėjau į kišenę, nes neturiu čekiuką. Tai va, turėčiau čekiuką, šefuks atiduotų pinigiuką, bet yra kaip yra. Tai va, šiaip labai neblogs keltas yra, labai neblogs keltas. Aišku, kad neblogs, nes nausim. Tai va, tokie reikalai. Šiandien dar biškį pamėgau, kokį porą kartų. Ir esu jau kaip ir pasiruošęs visą naktelę pavaryti. Nu, nesigausiu visą naktelę. Štai pasižiūrėsiu, kiek yra kilometrų iki tos vietos, nes dar ryšį labai sunkiai gaudo. Esu prie Danijos dar prisijungęs. Tai tuoj pasižiūrėsim. Nėra net kylio, karočią. Labai lėts internetas yra. Tai nepasižiūrėsiu. O vokiečių dar negauda, dar biškį toli, nors nieko nematau. Tai va, laukit, išlysiu vėliau biškį, kai reikės iškelti išvažiuoti.
ten to kelte, kai laukiau, labai ilgai pralaukti, iš kajučių labai greitai išvaro, bet viskas yra ok. Iš kajučių išvaro tam, kad spėtų susitvarkyti, kol dar kelis neprisišvartavo ir kai nauji žmonės įlips skylį, jau bus viskas švaru gražu. Tai va, dėl to, užstojimo taip va. Aš galvoju, gal jūs šausiu į viršų, važiuojant iš kelto, ne? Bliam, mano antras telefonas vėl išsikrovęs. Kaip negerai. Kaip negerai. Mano mėgstamiausias autohofas vis dar uždarytas. Nu, važiavimas dabar iš tos pusės yra uždarytas. Bet už tai čia yra atidaryta, šitoj pusėje. Va, iš čia galima jau įvažiuoti. Bet vis tiek yra pilnas, kaip visada. Nes žmonės nuvažiuoja iki sekančio išvažiavimo, apsisuk ir grįžta atgal. O tepa. Tai tiek, kad paskui blemba į tą pusę važiuoti yra problemų, nes ir nelabai kur yra apsisukti. Tai va, mum iki vietos liko 350 km. Aš turėjau būt pirmą valandą ten pasidaręs pauzę. Bet nieko, mes važiuosim iki kito autohofo, užsipilsiu kuro, nors nelabai reikia, bet užsipilsiu tam, kad turėčiau datraukti greičiausiai iki Rostoko važiuosim. Nes mano viršininkas klausia, kur važiuojam, sakau, gal geriau į Rostoką, nes nereikės iš Danijos visą kelią grįžti, pravažiuoti pro firmą, pro namus, ten kelio darbai, viskas uždarinėta ir į servisą. O iš Rostoko aš pravažiuoju. Tiksliau, galiu pravažiuoti. Servisą. Tai va, pakeliui. Tai būtų geriau. Tai tokie reikaliukai. Bet važiuosime dar į plovyklą. Važiuosime į plovyklą, reikia nusiplauti visą tą lietuvišką molį ir smėlį, kurį parsivežiau. Nes yra toks sluoksnis ant bako, va, toks. Ir ant bako ir ant nuskintuvo. Ir šiandien, pavyzdžiui, labai lyjo, važiuojant, tik iš kelto išlipau ir nieks nenusiplovęs. Nu, lietus niekada tiek nenuplavus. Tai va, gerai, lekiam, niekur nepabėkit. Čia žiūrėkit, ten parodysiu. Nežinau, tokį yra. Oi, murzina, pažiūrėkit, kaip murzina. Visur, va. Viskas murzina. Ir reikia taip, kad reikia nusiplauti. Aš vatau užkandu ir varau čia. Plovykla šalia yra. Ir aišku, 15 minučių pauzę pasidarysiu. Ko aš labiausiai nekenčiu, tai va tokių. Atvažiuoju ir dažniausiai būn vietos, kad čia... Nu čia aišku, dabar vietos tikrai nėra autohofe. Bet atvažiuoju ir stato čia, kur negalima stovėti ir paskui, kada čia... Nu čia dar pusę velnė sustoja. Taip tai būn sustoja taip, kad išvažiuoti nebeįmanoma yra. Per šitos dundukus. A, čia jau buratinai uždėti. Pagaliau. Aš dar hebra valgau. Tuo jau busim plovyklai. O, vienas bus iškistau. Užstatyts. Ha! Ir suskanija. Naujausia, kokia buvo. Na. Kas čia yra? Su galva negali autohofą atsistoti. Jūs matai, čia niekaro čia žoldas įsitraukia. Nu kas čia da idiot žmogus turi būti? Čia irgi va, Hegelman sustojęs ant kelio. Nu tai kas dai debilai, karočią, aš nesuprantu tokių.
Va. Be 9:10. A1 autobans. Atvažiuoju. 24 valandas daryta. Eilių nėra, kainos normalios, nuplaun gerai. Tik sekmadienio naktį nedirbu. Yra fūrų. Gerai, varau. Nu, paėmam kortelę, davėm kortelikį. Čia galima ir su UTA, ir su DKV, ir su Hoyerio kortelė. Trevis. Va. Viskas. PM 2 euriukai. PM 2 euriukai. PM 7 euriukai. Ir viso. Bet jie žiauriai gerai plaunčia. Aš esu vienąsyk papuolęs. Kai šefs buvo, tai čia pizduliai normaliai davė jiem. Bišį tarpais per daug. Bet aš sugadinsiu savo pauzę, karo. Čia 5 minutės te pasidariau. Tai va, video kelias, karo, čia pas mane fūrai bardaks. Nes dar nemegojau fūrai nuo šeštadienio. Tai va, penktadienį išsimegojau tik tais. Ir pliam, pasikėlė šis. Va taip va, oba! Penkts ir aš net parūkyt nespėsiu, nes tuoja teismo atrodo. Ar jie pauzuojas dabar? Nu, pažiūrėjom, spėsiu jūs saugot pauzę. Nes stovėt nenorėčiau. Stovėt nenorėčiau. Nu ką, ir važiuosim į vidų. Lemba, kaip reik pauzės nesugadinti. Nu ką, mes sėdim viduj. Dar kaip nors 9 minutės, kad plautų būtų labai gerai. Ja, einu biškį pramesiu YouTube'čiką, pažiūrėsiu kas geria, kas ką naujai įkėlęs. Ir kavą išpliumpinau, užtenk šį vakar. Ir dabar pasižiūrėjau, iki vietos yra 3 valandos nepilnos, 2:05. Palaukit. Reikia pasitikrinti, jo. Jokių taškų nesu užsidėjęs. Bet pažiūrėkit, įdomiausią dalyką. Tuoj palaukit. Naujinsiu. Žiūrėkit. Hopla. 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 Tai va. Bet aš biškį kitaip važiuosiu. Aš ne visą laiką per autobaną važiuosiu. Aš biškį nusuksiu nacionalkę pavažiuoti. Ten nukerti kampą. Lėčiau važiuoji, bet rami galva. Nes dabar vienoje vietoje yra padaryta fūrom 50. Per tokį miestelį, tai nieką čia neprarasiu. Tai va, naktim ten turiu minį nuo 10 valandos vakaro, dabar jau yra 10. Tai kaip sakant, nieko neprarasim, bet nukirsim kampą. O taip va. Danke. Visą laiką padėkoju, atvažiavęs į plovyklą, visą laiką pasakau ačiū. O prieš šventės būn, kad ir saldainių gaunant jemrą. Tai va. Viskas, 2,5 valandos rodo važiuoti.
rodo kamščius kažkur. Tai. Nieka, toj viskas čia prasisklaidys, jeigu ten kažkur dar ir yra. Viskas yra okei. Nulėkam, būsim prieš pirmą, nes tą tašką, kur pasidėjau, sutaupiau realiai pasidaręs pauzę ir sutaupiau dar gerą pusvalandį. Nes rodė, kad būsiu po pirmos 15. Nu dabar rodo, kad būsiu apie 15 pirmą. Jokia skirtumą. Jokia skirtumą, monė, jokia skirtumą, svarbiai važiuoju. Va čia ta kolonėlė yra. Aš važiuoju iš parkingo, įsijungi pavarotniką, pasižiūri, kad nieko nesuvažinėt. Ir čia vos nebuvo BAM. Ir pažiūrėkit, kaip stoja Hegelmans su ADR-u. Po medžiu, karoči. Po medžiu. Slovakas, ar kažkas. Slovėnų. Grinėjant išvažiavimo juosas, nu, idiots. Kas taip gali sustoti? Aš mane tai galva neteiktų tokia mintis, taip stovėti. O koks kamščiuks, sparnus vež. Senai nemačiau, kad čia vežtų. Bet va, jau bus pusė 12, tai hebra pradėjo judėti, įtariu, kad dar parvažiuoja. O čia vėl kelio darbai. Retas momentas Vokietijos kelio darbuose. Naktį hebra darbuojas. Ir gan rimtai darbuojas šaika. O taip. Vat Lenkų problema. Tai tu matai, kad kurva lenkiu. Važiuoju rodo liuksą dėl bajops. Tai aš jau jį išėjau lenk, karoči. Ir jisai gazas spaudžia. Va. Dėl bajops. Įrodo liuksą, tipo, gal aš jį turėjau užleisti. Aš važiuodams, va, pažiūrėkit, aš važiuodams vidurinė juostai turiu spaust stabdį, tam, kad jisai nematė fūros, kada čia gale važiuojant. Dėl bajops. Konkretus, dėl bajops. Nu ir važiuosiu savo tom ilgom šviesom. Viską šalkelę atvažiavau ir nesuprantu, ką čia daros. Čia kažkokį teliką žiūriu, kažką. Vienu žodžiu, tam parkingo, kur mes kraunamės, kur ir grilinės esu ir viską daros, karočią, bardaks, atvažiuoju visiškai pilnas parkings ir iš visur suvažiavę, karočią, šaldytuvai ir taip toliau, karočią, ir pamatė ukrainekai, kad, karočią, čia vienas atvažiavęs, jo antras parkavos ir pizdės, karočią. Nenoriu aš blogai kalbėti apie tą tautybę, bet, karočią, visas parkingas, karočią, kiek gali, manau, užmušt praktiškai. Nėra gerai, nes čia yra tiem, kurie atvažiuoja krautis tą firmą, bet nesvarbu. Viskas, aš einu miegoti, nes esu pavargęs. Tai reikėtų, net šalies pabaigos neįvedžiu. O žaltys. Tai va, reikėtų man sumontuoti dar vieną video, bet viskas neturiu jėgų šiandien. Rytoj 2 paleidau, o galit pasižiūrėti, kas nematė dar. Ir jo, kaip sakant, ačiū visiems ir iki.